Vytauto Šustausko protestas po Seimo langais nepraėjo be incidentų. Šustauskininkus bandė perrėkti susirinkęs patriotiškas jaunimas ir jam pavyko. Bet vieną jų marginalai čiupo už kaklo ir puolė smaugti. Aurelijus Griškevičius praneša, kad vyras buvo iškart sulaikytas. Vytautai, pasifuoti mūsų chorą. Еще раз, делайте так. Garsesni už Vytautą Šustauską ir jo šalininkus buvo jaunieji liberalai ir konservatoriai, kurių priešakyje ir konservatorių lyderio Gabrieliaus Landsbergio vyriausiasis sūnus. Perėkė jaunimas, o jie savo problemą. Perėkė, kas pasiimti. Šustauskas susirinko minėti ubagų žygio 20 metų. Rugsėjo 10 dieną čia buvo atvestas ubagų žygis. Buvo 6 mašinas iš Kauno autobusų. Tai kieno data rugsėjo 10. Šiandien kelinti metai, 17. Tai kiek sukako metų? Mokė aritmetikos? Mokė. Tai 20 metų. Rugsėjo 10 dieną, sukako 20 metų, kur pasaulyje nėra analogo ubagų žygio minėjimas. Tačiau tarp Šustausko šalininkų buvo ir garsiai rėkiančių prieš NATO ir Europos Sąjungą. Man nepatinka nei NATO, kuri visą pasaulį užgrobus yra... Gerai, aš jums turiu klausimą. Visur jų bazė. Galima klausimą jums? Prašau. Kas bus, kai išstojom iš NATO, kas bus, kai išstojom iš Europos Sąjungos? Galima atsakymą? Kas bus? Tas pats, kas dabar, dar didesnis Spartakas. Va! Ačiū! Aš esu Lietuvos patriotas ir man tokie kaip jūsų marginalai. Man nepatinka. Ko mes tapome, pasižiūrėkit, išdavikų banda, Lietuva parduota, pragerta, nėra tos Lietuvosių, nėra teisių, nėra teismų, nieko nėra. Kodėl manote, kad jie išdavikai? Negirdit, ką jie šaukia, Lietuva parduota, čia blogiau negu Sovietų sąjungoj. Taime dar, kad Europos Sąjunga neturi Sibiro, bet turbūt greitai išsinuomos. Taip, kad gero nieko mums nešviečia. Jaunieji liberalai ir konservatoriai sako, kad atėjo pasakyti, kad jie už NATO ir Europos Sąjungą. Mes norime parodyti tikrąją pusę, kad didžioji Lietuvos dalis palaiko NATO, palaiko Europos Sąjungą ir šitie marginalai ir labai neaiškus komunistai yra pavojingi žmonės. Susikalbėti skirtingoms kartoms prie Seimo langų nelabai pavyko, todėl į darbą buvo paleistos į rankos. Policija sulaikė Šustausko šalininką. Griebė už kaklo, pradėjo smaugti, policija jį išvedė. Vytautą Šustauską ir Zigmą Vaišvilą kalbino rusų žurnalistai. Seimo pirmininkas sako, kad Zapad pratybų išvakarėse rusai išnaudos Šustauskininkų susirinkimo propagandai. Jeigu turėčiau laiko išeiti, norėčiau išeiti pasikalbėti su jais ir pasakyti, kad nelaikas demonstruoti ir padėti propagandai rytiečių čia Lietuvos širdyje. Greitai nuo politinių reikalų buvo pereita prie žemiškesnių. Pratintis iš šikną, kas čia tokio, ne? Kas čia tokio, nu? Matai, kaip tu esi užzombintas jau. Aš neužzombintas. Tai tave įstūpinė, kas nors padarys, čia nieko tokio, ne? Normalu. Aš studijuoju mediciną ir galiu pasakyti, kad čia nieko tokio nėra. Nu teisingai, medikas homikas, ne? Tai ką su tokiai šnekėti? Ką su jie šnekėti? Jeigu jam tas pats, kad jį į rūrą kas daro, nu? Aurelijus Griškevičius, Kęstutis Vaišvila, Vilnius. Netoli Vilniaus per avariją žuvo žmogus. Mirtina eismo nelaimė.